Agne, šiandien mūsų iš tikrųjų jau antras podcastas, kurį įrašinėjam. Tai tiems, kas nežino, su Agne prieš 3 metus dar pasižiūrėjau šiandien ir iš tikrųjų dar kartą perklausiau mūsų pirmąjį podcastą, kuris buvo Gaumama podcastas. Jį rašėm prieš 3 metus, jau greitai, spalio mėnesis buvo 2022 metai. Abi buvom skirti kitose vietose, bet kaip ir kalbėjom labai neseniai, kad tas ratas kažkaip labai sukasi. Ir iš tikrųjų simbolika, dabar pagalvoju, juk reikia rato, užsiėmimas dabar vyksta ir mes kažkaip apie tokius ratus kalbam. Tai trumpai leisiu ir tau dar prisistatyti, bet mūsų podcast'e prieš 3 metus, koks yra backgroundas, kad mes kalbėjom šiek tiek apie ribojančius įsitikinimus. Aš tuo metu tave pristačiau kaip coacherė, gyvenimo coacherė, kur tu ir vėl, tai yra tokia veikla, į kurią tu pamažu vėl grįžti. Bet per tuos 3 metus įvyko ir verslo daug, tavo pasaulyje verslo gal coachinimo, tiek nuėjimo šiek tiek nuo gyvenimo coachinimo į verslo. Tu pati papasakosi, leisi tau. Ir grįžtam vėl prie to gyvenimo prasmių, gal savirealizacijos paieškų. Tai visiems, kam įdomu, kviečiu pasiklausyti ir pirmąją dalį, tai vos ne kaip antra dalis, bet tikiu, kad šitas pokalbis bus ir gilesnis, nes ir daugiau apie Reiki pačią praktiką. Tu buvai tas žmogus, kuris atvedė mane į Reiki, tiesiog sakei, Dovilė, man kažką atrodo, tau reikia. Nežinojau, kas tai yra, aš ir nesigilinau, bet galvoju, kaip tu dabar čia pasakei, jeigu man Dovilė kažkur pasako, tai aš jau kaip ir man reikėtų, tai man buvo panašiai. Tikrųjų, tu pasakei, galvoju, nežinau, bet aš buvau tokia, ne tai, kad beviltiškai situacija, bet tiesiog daug ko ieškojau. Ir galvoju, Agnė pasakė, reikia. Galvoju, ką dabar čia? Ir sakau, dar kažką pasakyk. Indišką Reiki mokykla pasakei. Ir daugiau nieko nepasakei. Susiradau website, pasiskambinau, kas čia kaip, kas čia vyksta ir atėjau diagnostikos pas Moniką. Tai mano tokia ilga įžanga ir noriu leisti tau prisistatyti visiems. Tai labas Agne, ačiū, kad čia esi ir gal prisistatyk trumpai, ką nori, kaip nori pradėti. Taip labai gerai įvedėjai apie tuos ratus, kad iš tikrųjų taip atrodo sukamės vis tais ratais, nes tikrai buvo vieno etapo coachingas, paskui ten verslas, elektroninė prekyba, paskui konsultacijos, vėl verslo kažkokie dalykai ir vėl coachingas. Ir atrodo taip tikrai simboliškai, kad vėl šnekamės, nes tada, kai šnekėjomės, tai aš daugiau buvau tokia į coachingas, ir čia kažkur dvasiniai dalykai. Bet vienu momentu buvau supratusi, kad neįspręsi visko vien tik protu ir yra tam tikros ribos, kur net ir atrodo ir žinai tuos ribojančius įsitikinimus, ir žinai baimės, ir žinai ką daryti, ir vis tiek kažkaip nesieina, kažkaip vis tiek atrodo nėra kažkokio ar palaiminimo, ar netgi tos atrodo energijos tiem pokyčiams. Tai tikrai aš matydavau ir kitų žmonių gyvenimuose, kur atrodo tikrai viską turi, bet vis tiek nėra to džiaugsmo. Nes su coachingu tikrai gali labai daug dalykų pasiekti, žinai, įsikeli tikslą, įsikeli užduotis, turi visus resursus, atrodo iš vidaus, bet to resurso kito, atrodo net ir sunku jį net užčiuopti, net žmogui atrodo sunku pajausti, tai ko man trūksta, nėra to gyvenimo džiaugsmo. Tai pas mane irgi buvo toks etapas, kai atrodo viskas yra, bet to nėra gyvenimo džiaugsmo. Taip atrodo net vienu momentu, net viduje atrodo, verkti norisi, bet nežinau dėl ko. Toks atrodo viskas yra, bet nežinau, ko man trūksta. Tai irgi tokiu būdu atsirado Reiki. Irgi būtent per tokias paieškas. Tu kalbi, man čia viskas galvoj sproginėja, nes atrodo tiek daug noriu paklausti ir kaip čia viską dabar nepamiršti visų pirma. Bet ką kalbi? Iš tikrųjų, mūsų pirmam pokalbėje, šiandien, kurį vėl perklausiau, man labai strigo viena mintis, kurią tu pasakei. Ir čia kažkiek rezonuoja. Sakei, kad ateina pas tave žmonės ir klausia, tai kaip man čia dabar, apie realizaciją, savirealizaciją, kaip man čia realizuoti save ir kaip man čia būti autentišku. Ir tu pasakei, kad aš visą laiką sakau, tai tu
išsijung dabar ir būk gyvenime autentišku. Pasisteng gyventi iš tikrųjų smagų gyvenimą, o tada, jeigu jau ten liečia ir socialinius tinklus ar kažką reklamas, tiesiog kaip čia pasiekti daugiau tų žmonių, va tada tu nemeluotai gali tą autentiškumą, tą linksmą gyvenimą, kurį tu iš tikrųjų ir gyveni, nebandydamas nieko sumeluoti, jį perkelti ir tada jį rodyti. Tai šiandien pati savo užsirašiau tokią mintį, šiandien ryte dar klausydamasi, galvoju, labai gerai pasakė iš tikrųjų. Geriau galvok daugiau ne kaip čia ką dabar, kaip čia man atrodyti ar kaip čia man taip padaryti, bet kaip man iš tikrųjų gyventi tą gyvenimą, kad aš būčiau laimingas ir prie ko noriu prieiti, prie ko tu sakei. Ir atrodo, viską darai palei tas taisyklės. Tai ar tai būtų ten su verslu, ar tai būtų su tiesiog darbo paieškomis, ar tiesiog gyvenimu šeimoje, bet kažkur kažkas neteina resursas, ne? Ir dar šitas dalykas aš pastebiu, kad ir man pačiai, ir taip pačiai pa žmonės pamatau, kad labai sureikšminama, bet kas liečia savirealizaciją ir šiaip bendrai gyvenimą, sureikšminama ta forma. Ką aš čia darau, kuo aš čia užsiemu, kokia čia mano ta profesija. O iš tikrųjų, kokią kokybę įnešu, kodėl aš tai darau, kodėl man tai rūpi, kažkaip atrodo visą laiką antram plane. Ir čia, žinai, liečia ir kitus gyvenimo aspektus, kaip pavyzdžiui, nuvažiuoju kažkokią šalį, tai, žinai, nusifotkint. Pavyzdžiui, dabar būna irgi konferencijos, tai aš tikrai su žmonėm kalbu, yra didelė dalis žmonių, kurie varo dėl tos sienelės nusifotkint, kad vad buvau konferencijoje, užsičekinau, o ten kaip aš ten jaučiausi, ką aš ten patyriau, ką aš ten pats atnešiau, kažkaip tas turinys yra nustumiamas, tai žinai, forma ir turinys. Tai taip pačiai ir savirealizacija, žinai, ta forma. Ką aš čia darau, žinai, tas teisininkas, ar čia, nežinau, vadovas, ar dar kažkas ta forma, bet kodėl? Tai vat man kartais tas savirealizacijos atrodo, aš galėčiau dirbti bet kokį darbą, nes aš visur įnešiu save. Žinai, ne darbas mane padarys laimingą, bet aš įnešu savo savybės, vertybės, padarysiu tą darbą, žinai, tokiu, kuris yra autentiškas, tada atsiranda tas autentiškumas. Žinai, kai kasoji, tu dirbi ir tam kiekvieną žmogų atpažįsti, kiekvieną vardą gal atsimeni, žinai, tu gali dirbti ir paprastą darbą tiesiog autentiškai, neieškoti tos formos. Tada tik labai svarbu, kaip tą ašį atrasti, o tą tokį, kur, man yra tiesiog smagu. Ir čia turbūt labai gerai pasakėjai, kad nesvarbu, ar tu dirbsi, šluosi gatves ir tau bus tiesiog, nes tu būsi tiesiog laimingas gyvendamas, ar tu, nežinau, turėsi milijardinį verslą. Ir tai čia viskas vis tiek kalba apie tą turinį, apie tą kokybę, kad, žinai, tu gali ir, mes, pavyzdžiui, su vaikais irgi važiuojam dažnai po įvairios miestelius, ten į Prienų muziejų nuvažiuojam, į Marijampolę, žinai, mes neieškom kažkokių fancy dalykų, kažkokių kelionių, nes vaikai visur džiaugiasi, žinai, tai aš kartais ir savyje bandau pažadinti tą, kad aš visur džiaugiuosi, ar aš Alytuje prie ežero vaikštau, ar aš Sardinėje prie jūros, aš taip pačiai, žinai, turiu jaustis, kad ne ta vieta mane padaro laimingą, bet aš, žinai, tenai būnu ir džiaugiuosi. Tai man va tas pats su savirealizacija. Kad, žinai, neieškai, kad, čia man dabar kažkas kažką sukurs, bet aš pats sukuriu tą aplinką. Tai čia ir su tuo vartojiškumu labai, kad, žinai, nelaukiu, kol mane kažkas čia linksmins, bet aš pats, žinai, ateinu ir galvoju, ką aš galiu čia sukurti. Čia, žinai, labai susiję tas ir autentiškumas, ir tas pasitikėjimas, ir vartojiškumo tas nebuvimas, kad aš ateinu kurti, duoti, žinau, kodėl aš tai darau ir paverčiu tą savo veiklą. Tai džiaugsminga. Tai man šitą davė reikia, iš tikrųjų, kiek aš praktikavau ir visą laiką klausiau, tai ką man čia daryti, tai kokia čia mano ta veikla. Ir paskui supratau, kad ne tas čia klausimas, čia ne tas, kokia čia ta mano veikla, bet ką aš joje galiu sukurti. Tavo klausimas buvo, kaip man tiesiog būti, kaip džiaugtis, laiminga, taip. Kad ir ką bedaryčiau, žinai, kad aš galėčiau atnešti tą savo tą, žinai, vertybę. Ir nuo to reikėtų ir pradėti iš tikrųjų, turbūt pakeisti, negalvoti, ką mes čia galim, kur aš čia, ką man patinka daryti. Tas net tai gal svarbu, bet tiesiog pradėti gal stengtis būti laimingu, tiesiog gyvenime, o tada jau kaip viskas ateis. Žinai, aš tiesiog galvoju, mes taip giliai kažkur kabinam, bet man asmeniškai labai įdomu. Vakar su Monika kalbėjau ir trumpas pokalbis buvo, bet aš irgi sakau, man jau biški blogai.
reikia susiprasti, kažkur jau per daug mėtausi ir sako, taip, Dovilė, sako, bet tai tu tiesiog dabar atsipalaiduok. Nes į tą patį grinai, kur tu ir minė, jog tu dabar vėl atsipalaiduok ir tiesiog pasidžiaug. Tada viskas ateis, o kitkas tu dabar bandai vėl išforsuoti. Tu vėl nuėjai savo mintis ir vėl bandai išforsuoti. Ar tai kažkokį projektą, ar tai kažkokią veiklą, ar tai dar kažką. Nes tai neteina iš to, kad tiesiog esi laimingas ir džiaugiesi. Turiu vėl ir sakau, tai ką, man tiesiog nieko nedaryti tiesiog. Tai taip, ir tada pradėjau galvoti, tai gerai, tai dabar rašysiuos ir dabar tą laisvą laiką tiesiog gal it's okay ir nežinau, kažkaip jį praleisti. Žinai, tas yra įprotis galvoti, įprotis planuoti. Kaip ir aš dabar irgi, čia su Monika irgi šnekėjom, aš nusipirkau jau bilietą į Indiją, jau čia, pasibodu tiekmiai, čia tikiu, čia mano vedliai mane veda. Ir vis tiek nusipirkau ir kam paskambinti, iš ten pinigų gauti. Ir žinai, toks vis tiek planavimas. Vis tiek tas įprotis ateina per kitą galą ir jisai vis tiek tave paverčia tokiu, kur užsigrūzinė ir tada prasideda ten toliau procesai, galvoji, tada iš širdies leidėsi ten į kryžminį čakrą ir tada blogai ir viskas. Vėl tos emocijos kažkokios. Tai ir antroji reikia pakopoje, va šitas yra emocijų užfiksavimas, kad tu, žinai, atsimeni, bet koks jausmas, kai tu atsipalaidavus, kada tu, žinai, pasitiki. Ir aš bandau vis prisiminti tą jausmą ir kai jau jį užčiopiu, bandau taip, žinai, kaip tarsi užkonservuoti ir, gerai, šitą čia akimirką ir kai reiks, aš ją sugrįšiu. Kad tas jausmas jis nedingtų, nes labai labai greitai jis nusimuša. Tai, Agne, kiek metų esi jau reikia ir truputėlį užkabinai, papasako, kaip atėjai, kodėl ir kas tave veda vis eiti toliau. Tai nežinau, čia nuo kur pradėti, žinai, nes šiaip pradžia tai labai tokia sena. Kai man buvo kokie 6-7 metai, šiaip aš dabar važiuodama prisiminiau šitą istoriją, nors aš ją buvau tikrai pamiršus ir man taip kažkur iš pasąmonės jį išlindo, bet atrodo norisi ją pasidalinti. Tai kai man buvo 6 metai, 7, kažkas tame mane nuvežė į kaimą pas mano senelius ir aš ten visą savaitę buvau, o kadangi mano seneliui, venos ten įsiplėtė, ten trombai formuojasi ir jis paprašydavo manęs vakare patepti tuo geliu. Ir aš atsimenu, tepdavau ir aš įsivaizduodavau, kaip jam gerėja, kaip jam tie trombai švelnėja, žinai, ir aš taip visai, kad taip, žinai, savo tom rankutėm ten išmaigydavau. Ir tada močiutei sakau, kaip dar jam padėti? Sako, tai tu pasimelsk, vakarais pasimelsk. Tai aš darydavau kiekvieną dieną jam tą trombų masažą, įsivaizduodavau, kad ten jau gerėja, vakare melsdavausi ir man atsimintas toksai senelio tas jausmas, toks, kaip man sako, po šitos savaitės pagerėjo ir sako, širdies neduri ir sako, aš taip gerai jaučiuosi, žinai, ir aš atsimenu tą tokį vaikišką tą naivumą, tokį, kur jisai paskui dingsta gyvenime, bet toks, aš padėjau, žinai, aš tikiu, čia, žinai, dievulis padėjo, žinai, toksai, kad per tą maldą toksai atėjo naivumas, tyrumas ir aš to jausmą paskui ieškojau gyvenime. Galvoju, kodėl jis kažkur dingsta, toksai močiutė pasakė pasimelsk, tai pasimeldžiu ir padėjo ir kodėl jis dingsta. Tai šitas mano toks kažkoks momentas, toks dvasingumo paieškų. Ir tada, aišku, ten su krikščionybė buvo etapas, tada dėl vieno tokio žmogaus, aišku, ten buvo gal karminis žmogus, kur atitolau, kur paskui net visai nejau į bažnyčią. Ir tada vis tiek reikėjo man kažko tokio, kažkokio, žinai, kas užpildytų. Ir atsirado reikia, irgi taip visiškai atsitiktinai. Dar kai ieškojau, atsimenu, irgi galvoju, man reikia tokio, kur man paaiškintų viską, sudėliotų. Tikrai nenoriu pas jokias moteris, ten jokius moterų būrelius eiti, aš noriu mokytojo vyro. Ir aš atsimenu, nusipirkau knygą reikia. Ir ten, man atrodo, Andrius, ten tas mokytojas galbūt buvęs, aš nežinau. Ir kitoje pusėje, žinai, kitas mokytojas ir aš galvoju, renkuosi šitą mokyklą dėl to, kad čia bus vyrai. Ir čia bus mokytojai, čia nebus jokių pabangavimų, žinai, čia tokie įsitikinimai. Ir aš atsimenu, prisijungiu ir ten Rasa pašnekėjo ir aš laukiu, tai kada čia jau tas mokytojas. Tada Monika pašnekėjo, dar aš laukiu ir tada supratau, kad Monika čia ta mokytoja ir labai džiaugiuosi, nes jinai turi ir tą moterišką ir vyrišką pusę, ir tą racionalią, ir tą dvasingą. Tai ir taip ir atsidūriau, kur, žinai, tokie įsitikinimai, kad tu eini kažko ir iš tikrųjų gauni visai ką kitą, bet vis tiek iš to pojūčio, to tyrumo jausmo.
Ir dabar taip praktikuodama, aš ir matau ir kituose žmonėse, va ypač toj reikia bendruomeniai, tikrai žmonės, kurie akise turi tą tyrumą, tą meilę ir kur tu gali jais pasitikėti, žinai, su visais žmonėm atrodo, taip galėčiau eiti, būti, tokio nėra kažkokio atstumo. Tai va ir dar ta bendruomenė. Tai nežinau, čia taip nėra tokio, žinai, linijos, kodėl čia kaip viskas įvyko. Tas tyrumas, aš dabar prisiminiau, ką aš prieš tai norėjau gal pakomentuoti ir kažkiek kabinom, bet kai tu paminėjai, kad irgi tu atėjai ir reikia tau padeda pažinti tą laimę tokią gyvenime ir iš jos daryti kažką, tai mano paskutinių metų toksai kaip atradimas ar tai, ką aš bandau pritaikyti, tai yra galvoti, kaip man, kai aš kažką noriu naujo sukurti, vis kažką gimdau, bet galvoti ne apie tai, kiek čia žmonių nusipirks, tai kiek aš čia uždirbsiu, ar tai kokio čia dydžio bus kažkas, o galvoti, ko manęs reikia mokina ir to pačiu ir Monika, tai kam tu padėsi. Tas tyrumas, kur tu sakai, tos vertybiniai arba tie vertybiniai dalykai, dvasingumas galbūt. Ir iš tikrųjų tada man ateina tokias mintis, tai gerai, Dovilė, galvok, kam tu gali padėti ir kiek tų žmonių, jeigu kažką šitą sukursi, tai kiek tų žmonių padėsi ir ar tai bus tas tikras padėjimas. Ir aš labai savo bandau šitai priminti ir eiti toliau, vedama šito jausmą. Žinai, toksai, kur būna, klausi, kas tau rūpi. Ne tai, kad ką tu darai, o kas tau rūpi. Nežinau, ten kirpėjos, tai, žinai, man rūpi moterų tas grožis, išvesti jas ten į tą, žinai, gražesnį kažkokį džiaugsmą savimi. Ir ne, tai toks irgi, pirmiausia, kas man rūpi. Ir tada, žinai, supranti, kad tu visą laiką gyvenime tą darėjai, tik tai keitėsi formos. Ten, žinai, apjungtis, įkvėpti, gal kažką pamokyti, parodyti kažką, gal visą laiką, žinai, buvo šitas. Ir tik tai keitėsi formos, ten, ar podcastas, ar mokymai, ar konsultacija. Todėl aš dabar net nepozicionuoju savęs, kad aš čia ar kaučerė, ar aš čia lektorė, ar aš čia konsultantė. Žinai, toks atrodo, nėra jokio skirtumo, man daugiau tas rezultatas. Žinai, kam aš padedu ir kas man rūpia daugiau. Tai čia mano gal toksai tipsas, žinai, kad galvoti šiek tiek per kitą pusę. Iš tikrųjų, pirmam podcast'e irgi tu paminėjai ir kelis kartus pradžioje, kad tu bandydavai eiti į verslą ir tavo buvo darbas, bet visą laiką būdavo socialiniai projektai. Ir tu vis jauti, kad tu vis paini ir jie tave parveda. Ir tada pagalvojau, tai čia buvo prieš 3 metus ir tu man neseniai irgi kalbėjai, bandžiau labiau, padėti verslam ar kažkaip, kur tu vis tiek padedi ir, netiesioginiai, bet socialiniai vis tave pasivyja. Ir taip, tas visas ir socialinis verslas, nevyriausybinės organizacijos, vis tai, ką buvau šitame ten savanorystės, daug projektų ir dabar irgi dirbu tokioj organizacijai, kur, šiaip yra daug labai konsultacijų, labai didelis kiekis, bet vis tiek, aišku, smagiausia dirbti su tais, kur ne tai, kad, noriu verslo, kodėl, nes noriu. Žinai, toks nėra jokio kažkokio pagrindo, bet tie verslai, kur ten nori, kad ir kažkokią kokybę atnešti, tai jau yra su idėja, kurie nori kažką padaryti geriau. Ten, pavyzdžiui, pas mus buvo versle nuolatiniai kompromisai, nes mes pardavinėjome brangų produktą ir mūsų ankainis nebuvo didelis ir mes, tikrai atnešdavom tokią kokybę, kur už priimtiną kainą žmogus galėjo nusipirkti. Bet mums buvo daugybė kartų tokių 5 kartus pigesnį produktą nusipirkti, gali supakuoti, tai pačiai parduoti, žinai, brangiau. Toks visą laiką kompromisai, kad, ne, tu taip nenori daryti, tai aš su tokiais verslais ir mėgstu dirbti, kurie, tikrai nori kažką pagerinti ir įnešti daugiau į tą visuomenę, netgi net ir per tą komunikaciją, nebūtinai pats produktas turi būti kažkoks labai jau ten wow, bet pati komunikacija gali būti, kur su kažkokia nešančia šviesa idėja. Čia tiem, kas nežino, tai pardavėt, man rodos, tą verslą, bet gyva kakava, tai buvo ceremoninė kakava. Tai produktas čia. Side information. Net kai pardavinėjome, tai irgi mes ir ne bet kam pardavėm ir ieškojom žmonių, kuriems tikrai rūpėtų šitas ir tikrinom, ar jie šitą tikrai tęs. Ir aišku, čia gal būtų labai kvaila, nes ten buvo žmonių, kurie čia ir dabar perka, bet mes neparduodame, mes vis tiek ieškom to, kas ten toliau puoselės. Ir dabar džiaugiamės, kad tikrai tokie žmonės ir puoselėja toliau ir ten tikrai nemažino tos kokybės. Tai ar tiki,
kvailas klausimas, bet vis tiek. Ar tiki, kad kai esam ir ar matai, kai esam vedami to noro padėti kitiems, kažką sukurti, poveikį kažkokį didesnį, kad ir rezultatai yra geresni? Ne visada tie rezultatai būna, žinai, jeigu matuotum ten finansais, ten sėkme, bet va, tas būna vidinis toksai, kad tu bent jau neišdavai savęs, kad tu bent jau laikėsi to, kas tau tikrai rūpi. Man tai visą laiką būna toks matas, ar man nebūtų gėda, nežinau, prieš vaikus, man, pavyzdžiui. Po 10 metų vaikai paauga ir ar man negėda jiem papasakot, kad aš taip dariau. Ir jeigu aš pasakoju, kad aš pirkau ten prastą produktą, ten supakavau, kad atrodytų gerai, pardaviau ir va, čia užsidirbom, čia mes dabar gerai gyvenom ir man čia ne rezultatas. Man rezultatas, kai aš pati gerai jaučiuosi. Ir kartais taip, pavyzdžiui, mums finansiškai nebuvo ten tas verslas, kur ten labai klestintis, mes ten 2 metus iš viso jokių atlyginimų neįsimdavom, paskui jau ten tik prasidėjo kažkokios apyvartos didesnės, kur ar tai yra sėkmingas labai, nu gal šiuolaikiniai visuomeniai sakytų, ne, nu čia nesėkmingas, bet aš tai laikau labai sėkmingu. Man tai yra sėkmė. Žinai, dar aš noriu labai taip galvoti, kad tas gyvenimas ilgas ir čia ir karma yra kažkiek, tai kad nenori, dabar nematai, bet laikydamasi šitų normų ateityje pamatysi, labai šitą noriu tikėti. Kad vis tiek ta patirtis yra, ta patirtis, pamokos, paskui kitur, pavyzdžiui, mes kad ir verslą pardavėm, bet mes toliau darom edukacijas, degustacijas, ritualus, tai čia irgi toliau tai tęsiasi. Kai jeigu skaičiuotum ir pinigais, tai čia labai sėkmingai irgi, nu toks, žinai, iš kurios pusės pažiūrėsi. Čia kiekvienas žmogus skirtingai matuoja. Mums buvo žmonių iš viso, sako, ką jūs čia parduodat kažką. Bet va, ir mums tas pardavimas irgi atsirado, kai mes reikia praktikuoti pradėjom labiau. Ir toks visą laiką buvo klausimas, ką mes čia darom, ar tai yra mūsų geriausias savybės, ar tai yra tas, ką mes iš tikrųjų norim daryti. Kažkaip atrodo, su tuo reikia daugiau praktikavimo. Žinai, toks būna lėki, bet iš tikrųjų atsisėdi ir pabūni su tam tikrais klausimais, su kažkokiam problemom ir supranti, kad gali viską pakeisti, čia neturi, tu dabar pradėjai verslą arba kažkokį darbą ir jau tu turi ten eiti iki galo. Gali parduoti, gali kažkam perleisti, yra daugybė išeičių. Tai reikia praktikuojant, mes tikrai tą išeitį tokią nestandartinę atradom. Tai kaip įdarbinot reikia tada visame ir paėmus gal šitą pavyzdį ir gal ir plačiau, kaip šiandien kur panaudoji? Tai reikia, tai kiekvieną dieną tikrai naudoju tokiuose dalykuose, kur gal daugiau įpročiai. Nu, ten, pavyzdžiui, dabar važiavau į Vilnių, tai švieso, žinai, visam keliui ir tai vietai. Toks yra net įprotis, kad jau atsisėdus į mašiną. Tokie, kur net atrodo, jie net ne praktikos, bet jau jie įpročiai. Darai valgyti irgi pakrauni tą maistą. Vandenį geri, aišku, dabar jau kažkaip mažiau tas pasimiršta, bet šitas vienintelis gal įprotis toksai. Bet namų valymas. Tai kiekvieną dieną, tada mes su vyru labai kažkaip mėgstam vienas kitam reikia padaryti. Ir taip net būna jauti, sako, aš tau rytoj padarysiu. Ir taip jauti, kad, toks pirmo pasipriešinimas, nereikia čia man nieko, bet tikrai paskui būna labai toks geras pakilėjimo jausmas, mes labai būna net pajaučiam tą. Čia irgi buvo toks sudėtingesnis laikas, tikrai po to seanso kažkaip atrodo atsivėrė, tokių net atrodo naujų resursų kažkaip pamatyti kitaip. Čia nereiškia, kad tau paėmė viskas įsisprendė, bet tiesiog tu pradedi kitaip matyti. Gal kažkokios temos atsilaisvina, gal kažkokį randi sprendimą, pagalvoji apie kažkokį žmogų ir tokiais dalykais, nes taip gal įdarbinam. Ir dar tokį vieną dabar momentą irgi atsimenu, mes tada nuo tos krikščionybės kažkaip labai, aš atitolau, bet su reikia pagalba aš vėl pradėjau eiti į bažnyčią, vėl atradau tą grožį viso to. Ir mums buvo klausimas, ar krikštyt vaikus, ar nekrikštyt. Ir aš atsimenu, nuėjau pas kunigą ir sakau, aš nežinau, kaip čia mum elgtis, mes čia taip nelabai praktikuojantis. Ir jis sako, čia yra kelias. Ir mes tada paprašėm, kad nusileistų į bažnyčią. Ir aš atsimenu, sėdžiu už bažnyčią ir prašau reikia, kad man duotų ženklą, bet jau labai akivaizdų, ne tą ten, žinai, balandį, praskriejantį, bet akivaizdų ženklą, tai ir mums krikštyt vaikus, ar nekrikštyt, ar čia yra iš viso tame kažkoksai reikšmė. Ir mes atsisėdam į mašiną, užsikuriam ir įsijungiam Marijos radijas. Ir eilutės, kai Jonas Krikštytojas krikštijojas, kai tos eilutės. Tai toksai, žinai, susidairimas, kad radijas įjungtų turi būti palikta, mes niekada nepaliekam radijos, mes tiesiog įsijungia.
Ir va toksai, va, tai čia toks, net atrodo, čia ir dabar suveikia. Čia turbūt visi pašnekovai, kuriuos jau turėjau, tą patį sakė, kad atsakymai ateina visur, tik mes ne visada jų mokam klausytis. Ir čia irgi labai mokinamės išgirsti tuos atsakymus, nes jie ateina per kiekvieną iš tikrųjų žmogų. Taip, ir dar kartais tas mūsų būna užklausa tokia, būna kartais labai abstrakti, nes mes ir mąstom kartais abstrakčiai, ypač jeigu kažkokios problemos, mes kartais, aš iš žmonių coachingę pamatau, kad kartais labai sunku net problemą iškomunikuoti, tai ką kalbėti apie reikia aiškę intenciją. Pavyzdžiui, šiandien irgi šitą, vis tiek šiek tiek jaudinuosi, galvoju, ką aš čia papasakosiu ir mano buvo tokia intencija, kad, vis tiek atneščiau šviesą. Tokiais žodžiais. Ir tada ta vėliava parašo, ar turi lempą. Ir aš šitą lempą vežu ir galvoju, va, atnešiau šviesą, nes ir norėjau. Tai žinai, būna tiesioginė to žodžio prasme, nes mano tokia buvo užklausa. Tai kartais, žinai, mes tokių dalykų gal kartais užsinorim, mes gaunam, bet mes dėl tą užklausą, žinai, visai kitokią suformuluojam, ten pavyzdžiui, gausos, noriu gausos, tai duoda gausą, ne finansinė gal pomidorais ar vaikais ar dar kažkuo. Tai va, dar kartais tą užklausą savo turėti labai aiškiai intenciją, nešti šviesą, žinai, kad jinai būtų kitokia. Čia labai geras pastebėjimas ir iš tikrųjų nebuvau pagalvojus apie tai, kaip pamoka, ko reikia tave moko, bet kažkaip reflektavau, juk iš tikrųjų antroji pakopoje, kas turi ar galvoja, visą laiką atrodo, bet tada galėsiu su švytuoklė dirbti, ne? Ir taip, ta švytuoklė, bet ten jinai yra niuansų, kad turi užklausti labai konkrečiai. Ir jinai realiai to ir mokina. Darbas su švytuoklė, kad tai koks tas klausimas? Tai patikslink to klausimą. Ir tas pats ir prašymas turbūt, sako, kad ko paprašom, tai viską galime gauti. Kaip Monika viską dėjo, ko nori moteris, to nori Dievas, bet turbūt mums reikia, ko nelabai mokam, tai net ar to klausimo, bet ir to noro suformuluoti, kaip ir sakėjai. Kartais, žinai, būna pasąmonė blokuoja, atrodo noriu, bet kad šito gaučiau, tai reiks daugiau dirbti, reiks anksčiau keltis, reiks kažką daugiau daryti, kaip aš ir nenoriu šiandien aukoti, nes man kaip ir patogu būti net ir šitam blogume, kartais net yra patogu, nes tada, žinai, nebus dėl ko skūstis ir panašiai, tai kartais atrodo noriu, bet ir nenoriu. Tai taip, čia tas geras klausimas ir yra geras atsakymas, kuo tu aiškiau suformuluoji ir be jokios baimės ir noro pasislėpti jau eini pilnai, taip ir gaunasi tas tikslas pasiektas. Tai tada klausimas labiau, kaip išmokti formuluoti tos norus tikslingesnius. Žinai, gal kartais tiesiog jis turi ateiti, gal kartais, aš taip galvoju, turiu pabūti gal kartais ir tame blogume ir nereikia iš karto ieškoti čia ir dabar spręsti. Žinai, būna žmonės, blogai jaučiasi, tai dabar man reikia išgerti kažkokį vaistą, kad aš dabar gerai pasijaučiu. Bet kartais ta pamoka ir yra tame išbuvime. Ir man kai kartų yra buvę, jau viskas aišku, aš jau žinau, ką darau, jau čia einu ir paskui kažkuriuo momentu, gal nelabai, ir tada prasideda abejonės, visa kita. Ir aš kartais dabar pagalvojus, džiaugiuosi, kad tos abejonės buvo, nes aš ten ir būčiau, žinai, nuvarius visai į tą pusę. Bet toje abejonėje yra pamoka, žinai, klausimas, o kas tau svarbu, kas tai reiškia netenkina, kodėl dabar čia, žinai, sustojai ir pabūti ir išgirsti. Neuskrolinti, neužvalgyti, bet iš tikrųjų išgirsti. Tai reikia ir padeda tam padaryti, tiesiog atsisėsti, žinai, skirti tą laiką savo, meditacijai, pabuvimui ir išgirsti tą atsakymą, kartais tiesiog taip jis ateina. O minėjai, kad kiekvieną rytą ar reguliariai, tai man ir įdomu, kaip valai namus, tai kiekvieną dieną ar? Ne, šitą tai toks buvo seniau įprotis daryti, dabar su antra reikia pakopo, bet vėl iš naujo toks tai yra. Tai šitas labai svarbu, kadangi mes labai dažnai kraustomės. Tai tikrai labai jaučiasi tas namų jausmas, kur jauti, ne tavo namai, viskas atrodo kaip ir gerai, bet blogai. Ir dabar gyvenam tokiuose gerai, labai įrengtuose namuose, bet toks buvo blogas jausmas. Tai dabar mes jau gyvenam kituose namuose, tai man toks ir buvo jausmas, kad reikia valyti, reikia rūpinti šitą erdvę, tai kas, kad ta erdvė yra nuomojama, bet man labiau iš šito, iš praktikos, iš to tokio jausmo.
nes kai gyveni visą laiką ten pat, gal kartais ir nespėjai pajausti, apie ką tie namai. Tai va irgi buvom vienuose namuose, kur net ir per diagnostiką mums pasakė, kad kažkas šituose namuose yra kas, vat, ne jūsų. Ir mes ir tada valėm juos labai. Reikia praktikuoji kartu su vyru. Ir iš tikrųjų labai, labai smagu. Kas buvo pirmas, kuris atėjo, ar tai buvo vyras, ar tai tu, ir kaip jums ta dinamika, ar jūs į kursus kartu būnat, ar vienas nueina į vieną, kitas į kitą, kaip visą tai atrodo? Tai mano vyras, jisai buvo daugiau toks, kur labai ten tą jausmą, pojūtį, dvasingumą, ir jisai buvo pirmoji pakopai kitoj mokykloje, bet man tikrai tuo metu netrodė, kad čia mano, kažkaip čia galvoju, jo, žinai, kaip būna, čia vyro, čia mano, čia aš nenoriu į tavo lystą, tai mano nelys, toks kažkoks tiek buvo, toks nebylus susitarimas. Bet paskui aš pradėjau domėtis ir indišką reikimo mokyklą, tą knygą pradėjau skaityti ir tada aš tuos kursus nuėjau ir jis kartu žiūrėdavo su manim. Ir tada sako, nu gerai, aš irgi einu į šitą ir tada jis antrą kartą tą pirmą pakopą pasiėmė. Tai kažkaip natūraliai pas mus yra, kad kartais jis daugiau, kartais aš mažiau. Pavyzdžiui, kai buvo tas širdies atvėrimas, jis pirmas nuėjo ir nors aš nebuvau širdies atvėrime tada su juo, bet jis, kai grįžo, man tas jausmas kažkoks persidavė. Nu, ten, pavyzdžiui, žiūri filmą ir ten, žinai, kaip gražu, kad net, žinai, ten apsiverk norisi, arba ten visus myli, ten nori savo vaikus važiuoju apkabinti. Net nebuvau su juo ir jis man kažkaip atnešė. Ir tada supratau, kad ir man reikia to. Tai taip vienas nuo kito nusižiūrim. Nes, nu, žinai, matai, kaip ją veikia, nu, tai aš irgi noriu, o kai jis pamato, kad man veikia, jis jau irgi pradeda daryti. Tai gal man ir šitoje vietoje taip pasisekė, nes, nu, mano vyras, jisai nėra tas, kur ten mane, nu, žinai, ką tu čia darai, kas čia per sektą, ar dar kažkas. Tai mes abu taip einam šitų kelių. Vienas atranda, kitas tada pasidalina ir kažkaip įdomiai. Taip, kaip, turbūt taip ir turi būti, žinai, kad... Tai mažai vyras irgi šnekėjo, kad tau reikia į Indiją. Ir aš sakau, ne, aš Indiją tik... Nu, žinai, toks iš karto atmetimas. Man tai iš karto aš nesutinku. Žinai, ne, man nereikia jokią Indiją. Ir jis man tą dieną pašnekėjo, tada tu man parašei. Ir tada dar man pasakai, kad su Toma susisiekti. Ir man Toma pati paskambino kitą dieną. Žinai, toksai, kur visas tas grandinėlė tokia, kur kiekvienas atlieka tą vaidmenį. Tai dabar jau važiuosi į Indiją, kaip ir aš, kur irgi neplanuose buvo ir atrodė visai čia kažkaip šito laiku negerai. Dabar pradedu galvoti, kad kaip tik labai gerai, čia viskas iš tikrųjų idealiai ir vat vaiką taip ilgai palikti, bet vat grįšiu. Ir iš karto aš jai sakau, žinai, bet tu lauksi mamytės, aš grįšiu ir mes jau tada už 2 dienų skrendam kartu. Būn, tai čia nuostabu, juk vaikų, o ne tai, kad grįšiu ir tada... Tu tai pasibuvai smagiai, o dabar, tipo, aš čia jau turiu būti, žinai. Tai mano vaikas tai brangakmenį užsisakė. Jis ten turi knygą, tai jis brangakmenį, žinai, čia, žinau, Indijoje yra brangakmenį, tai jis ten surašiuką man surašė ir lauks dabar, tai jam didžiausia motyvacija. Tai apie Indiją gal tada, čia labiau net ne tiek apie Indiją, bet apie tos visus ženklus. Čia irgi daug ženklų, kaip sakei, vyras, aš, Toma, dar vis, ko jau mokina tave? Žinai, man nemokina, kad aš pati savo neleidžiu ir užsibrėžiu tokį, kur Indija ir Agnija yra nesuderinama, aš tikrai tokia šalis nevažiuosiu, man reikia tvarkos, aiškumo ir švaros. Ir toks, žinai, kur ne. Tai va šitas man toksai, kad o kodėl taip galvoji, kad, nu, pabandyk tada matysi. Tai šitas ir aš supratau, kad aš savo tiesiog net neleidžiu pasvajoti apie kažkokius didesnius dalykus, ten gal jie brangesni, ar ten man gal reikia labiau pasistengti. Tai Indija irgi man atsirado, kai aš vieną vakarą padariau karminio medžio meditaciją ir man, kur Toma atsiuntė video, aš jį tik tai kitą dieną sugebėjau pažiūrėti, nors 2 savaitės aš jo net neįsijungiau, nes, ne, man neįdomu. Ir kai pažiūrėjau, tada supratau, man čia reikia, nes čia ne šiaip ekskursija, čia yra jau patirtis. Tai va, tai ir karminio medžio, žinai, dar tas prisidėjo, aš tai taip atseku visą šitą, jeigu, simboliškai, tais visais ženklais, kad, toks buvo lydėjimas. Ir man, matyt, trūko dar, kažkokios ir meditacijos, kad, atsivertų galbūt ta galimybė. Tas karminis medis mūsų labai čia mėgstamas yra šitame podcast'e. Gal net 2 ar 3 podcastus kalbėjau ir aš dar pati net nežinojau šitos praktikos ir tada jau padarėjai.
netgi per diagnostiką mane išrašė. Nelabai gerai sekasi, bet tai tam sąrašiukai, žinai, kur yra N meditacija, atrodo jau. Tai va, ir man buvo tokia viena iš tų, kur svarbiausių, bet aš jos nedarysiu. Ir aš ją turėjau nusipirkus, pasidėjus, bet vis tiek nedariau. Ir kažkuriu momentu, matyt, atsilaisvino, žinai, galimybės ir tai vadinasi reikia. Ir būna tos praktikos, kur labiausiai reikia, labiausiai nesinori daryti. Ir jos daugiausiai efekto duoda. Tai aš dabar labiau pagalvojau, tai gerai, bet tai gyvenimas, tai tada kas yra, ko reikia daryti, bet ko labiausiai nesinori. Nežinau, ką čia bandau išgimdyti, bet tiesiog. Tai, žinok, aš prieš tai irgi galvojau, kad pas mane, pavyzdžiui, aš esu intravertė, aš galiu sėdėti namuose, užsidarius. Bet mano gyvenimas ir visos veiklos visą laiką yra apie žmonės, visą laiką tarp žmonėms. Ir aš galvoju, tai ar aš tada išmokčiau kažką, jeigu sėdėčiau namuose užsidarius dėl to, kad aš intravertė. Ne, tai aš einu į žmonės, priimu tas situacijas, kai Dievas klaidų nedaro, jis mane į tokias situacijas ir įveda, kad aš išmokčiau kažką, kažkur suklyščiau, man kažkur ir nesigaus, nes čia nėra mano natūrali savybė. Tai gal apie šitą čia, kad ne visą laiką eiti ir ieškoti to patogumo. Ir tas nepatogumas, jis, aišku, nesakau, kad visą laiką per askezę, per kančią, bet kartais, pasistumdyti, tais pečiais ir savo pasidaryti to komforto. Ir neužsibūti tame, kur visą laiką patogu, visą laiką čia aiškios meditacijos, aiški rutina, mano šalis, čia ne mano šalis, o eiti ten, kur šiek tiek prasiplečia ribos. Ir tada tikrai ateina labai įdomių dalykų. Atsimenu, pasakojai man, kad čia gal apie tas ribų atplėtimą, išplėtimą, bet pasakojai, kai dirbai su pinigais šiek tiek ir, kad su pinigų gausa ir darei kiekvieną dieną atpratimą, kad rašydavai, turiu 1000, kaip man juos išleisti, turiu 2000, kaip man juos išleisti. Atsimenu šitą. Tai kaip dabar... kaip žiūri šitą pratimą ir gal gali daugiau pakomentuoti. Aš atsimenu šitą pratimą, kur tiesiog kiekvieną dieną daugini, sumą, sakykime, pirmą dieną 1000, antrą dieną jau 2000, bet turi realiai susirašyti. 2000, tai pirksiu ten, šitą švarkelį, šitus kvepalus, šitą kosmetiką, ten knygą, jau kitą dieną 3000. Ir kiekvieną dieną ta suma didėja. Tai šitas pratimas, iš tikrųjų pabandykit padaryti 21 dieną, kai pasieksi tą 21 000, tikrai pasiekus tą tokią sumą, ta suma, kur ten nepirksi butą, gal mašinos nusipirksi, bet ta suma toks parodo, kad kiek reikia daug energijos ir resurso išleisti pinigus. Ir mes kartais norim daug pinigų, bet gal neturim to resurso išleisti, mes gal galim 500 išleisti, ne taip lengvai, laisvai. Ir kur mūsų ta riba? Tai aš atsimenu, jau ties 10 000 jau man, jau tą turiu, žinai, ką man dar pirkti. Tai šitas toks parodo ir tai irgi labai susijęs su reikia praktikomis, visomis raudono kamolio, ten visas įsižeminimo, kad reikia turėti tos tokios materialios tos energijos, nežinau kaip pavadinti, tos žemės energijos, kad tu sugebėtum tuos pinigus ir priimti ir juos išleisti. Tai realiai iš tikrųjų, irgi pagalvojau, tai visai sėkmiai, nesvarbu, kas ta sėkmė būtų. Vienam tai yra turėti gražią šeimą, kitam daug pinigų, trečiam dirbti mylimą darbą. Labai reikia daug to resurso, ką tu ir minėjai, ne? Ir tada mums, ar tai su to raudonu kamoliu, tiesiog, kad mes galėtumėm iš tikrųjų panešti tai, ko mes norim. O tam turim dirbti. Ir čia ateina reikia praktikos, ar tai kitiem gal kažkokios kitos praktikos. Ir turbūt mes daug norim, nes kažkur pamatom, kažkur išgirstam, bet mes patys, norim kažko, bet mes negalim to suvalgyti, nes, per mažas skrandis, nežinau. Tai būna, noriu norėti, bet iš tikrųjų nenoriu. Norėčiau norėti, ant tos mašinos, bet iš tikrųjų tai man nerūpia. Tai atrasti tuos dalykus, kur iš tikrųjų, tai man tai gal padeda daugiausia tas buvimas be socialinių tinklų, nes ten tai visko prisigaudai, atrodo, tai čia visi keliauja, tai aš irgi noriu, ten kažkas kažką turi, tai ir man reikia. Tai toks, kad mažinti tą triukšmą tokį išorinį ir daugiau rasti tą tylos ramybę, kur tu tyloje iš tikrųjų išjauti, kad kiek mažai reikia. Kaip pavyzdžiui, mes dabar gyvenam paprastesniuose namuose nei prieš tai, bet mes gyvename prie miško
Ir mes einam kiekvieną dieną į mišką, kartais po 3 kartus ir galvom, man čia yra prabanga. Kaip ir su Aušrinė kalbėjom, kad turėti ir laiko, ir pinigų. Va čia yra tikroji ta sėkmė. Ne tik, kad pinigų turiu, bet, žinai, sveikata prasta, santykiai prasti, žinai, neturiu kada jų išleisti, net neturiu energijos jų išleisti, ar ne. O kita, kai tu turi ir laiko, ir tos energijos, ir tų pinigų tada užtenka, ir tada atsiranda mažiau tų emocinių pirkinių. Tai šitas tikrai, aš tokį pastebiu balansą. Reikia, ir čia net ne apie tai, iš tikrųjų, dabar galvoju, ne tai, kad čia, žinai, pinigų blogai, nes čia ir apie pinigų gerai, ar kažkaip, bet tiesiog norėk, ko nori, kas tau svarbu, bet turėk resurso tai priimti. Va čia turbūt svarbiausias tas vos ne treniruok tą savo raumenį, žinai, kad tu galėtum tai, ką tu nori, kad tu jį galėtum ir čia galvos net tas pirmas darbas, čia kažkiek kaip man, kad ir Monika vakar pasakė, tu pirmą apsiramink, būk laiminga, kaip irgi, kad tu sakydavai savo klientams, pirmą iš tikrųjų gyvenime būk laiminga ir tada tą autentiškumą. Tai aš taip savo vyrą sutikau, kur jau ten buvo irgi po skyrybų, žinai, galvo, viskas, man daugiau nieko nereikia, aš dabar vasara prasidėjo, žinai, džiaugsiuosi gyvenimu ir tikrai tuo metu gal buvo ta vasara, kur daugiausiai dėmesio sulaukiau, daugiausiai, žinai, mane kažkur kviesdavo ir tada mano vyras atsirado, kur irgi toks buvo tikrai jausmas, nereikia, aš džiaugiuosi gyvenimu ir dabar laisvė ta. Tai taip pačiai ir su pinigais, žinai, kai tu jų nesureikšmini, džiaugiesi paprastais dalykais, tuo namuose iškeptų pyragų, tuo mišku, vaikais, knyga iš bibliotekos, nebūtinai ją pirkti, žinai, tokiais paprastais dalykais, kurie nieko nekainuoja ir tada atsiranda, žinai, tos energijos, ir po truputį didinti tą savo resursą ir tą pinigų sumą. Čia, žinai, man iš tikrųjų dabar vos ne ta knyga iš bibliotekos, man toks netgi didesnis džiaugsmas yra, negu kažkokia knyga nusipirkta, nes ką ten nueini, ar tai šopą kažkokį užsisakai, nusipirki. O čia dar toksai, arba nueini biblioteką, užsakai, mes su dukra šią vis nuvedu, tai mes ten skirtingas knygas ir tada, žinai, ten skaitau ir tada vis galvom, ir toks procesas, žinai, ir tas daugiau džiaugsmo suteikia, negu kažkaip... Tai tas procesas ir yra, tos ir pamokos, ir prisiminimai tam procese, o tas rezultatas tai žinai, gavau ir viskas, bet tai nėra jokios pamokos, tai yra tik tai tas paglostymas. Mums labai tų paglostymų reikia, šiaip bendrai sėjau su kitomis temomis, kad kuo greičiau rezultatas, kuo greičiau kažką gauti, kuo greičiau tą paglostymą gauti, bet kas tave glosto, tai tas tavęs neaugina. Procesas augina, tas įsirinkimas, nuvažiavimas, ar ne, prisiminimo kūrimas. Čia su kitomis temomis. O kalbant apie reikia, tai kokie tau buvo iki šiol sunkiausi momentai? Tai man buvo šiaip tokių praktikų, kur pavyzdžiui, dabar buvo vainikėlis, kur, tas emocijas labai iškėlė, kur atrodo neturiu aš tų emocijų, bet vadinasi jos užslopintos, jos kažkur yra ir toks įprotis užslopinti, neiškelti, numuilinti kažką ir būna tokių praktikų, kur kaip tik visas tas drumzlės iškelia ir tada atrodo, tai aš ir darau viską, o čia blogai jaučiuosi, bet ten tik tai drumzlės yra ir tada toliau tęsti ir nenustoti, čia man būna sunkumai, kur žinai toks būna norisi atmesti viską. Kad aš čia tiek darau, o čia man vis tiek nieko nėra, čia tą darau, o čia vis tiek nervuojuosi. Ir tu, man rodos, antrą pakopą ne taip ir senai pasiėmei. Tai kaip tau, ar pasikeitė kažkas su antra pakopa? Tai man pirmoji pakopa gal davė daugiau tą įprotį ir discipliną, kur man to trūko, atsimeni, kur tau rašiau. Toks, žinai, kur pasiryžau 21 dieną daryti ir darau ir susikuriu tam erdvę, laiką ir man šitas davė tokį pasitikėjimą savim. O antra jau tokį tikėjimą. Žinai, kai yra pasitikėjimas ir tikėjimas, tai man antra reikia pakopa jau tas tikėjimas. Kad tu gali daryti ir discipliną turėti, bet be to tikėjimo ar to vaizdinio, nieko nebus. Kažkaip man apie tai. Tai man antra reikia pakopa šitą. Daugiau tą vaizdinį laikyti, daugiau tą emociją savo valdyti. Aišku, aš dar mokusi, aš dar negaliu pasakyti, kad ar čia įvaldžiau, bet tokį skirtumą jaučiu. Tai kaip bandai tą tikėjimą priimti, patikėti? Tiesiog pasiduoti. Tai čia pamokos, kur tiesiog darai žingsnį, kuris yra nepatogus, kuris baisus ir vis tiek darai ir gal kartais ir ne viskas gaunasi taip, kaip tu nori,
bet irgi pasitikėti, kad taip gal tikriausiai ir turi būti, žinai, kažkokia ar nesėkmė, ar ten pinigų trūkumas, gal dabar, žinai, tame irgi yra pamoka. Tai gal va šitas, aš dar mokausi šito, žinai, negaliu nieko pasakyti. Čia, man atrodo, visą gyvenimą šito reikės mokytis. Tiesiog pasitikėti, kad yra kūrėjas, yra kažkokia aukštesnė dvasia, kuri... Čia tas pats buvo ir ką apie Indiją kalbėjai, kad aš jau pasitikiu, kad viskas susidėlios ir pradėjau vis tiek į kontrolę viską perimti. Kartais būna apsimestinis pasitikėjimas, jau vis tiek kažko tikintis toliau, kad aš jau čia padariau, tai jau čia man dabar turi būti kažkoks, žinai, paglostimas. Bet kartais gal, aš tai pastebėjau su reiki, su dvasinėmis praktikomis, reikia, kad praeitų laikas, kad tu suprastum. Kaip ir mes ten susipažinom, ar ne, ten kažkuriu momentu bendravom, kitu nebendravom, dabar čia sėdim, žinai, atėjo Ieva. Ir gal čia, dėl to mes, žinai, ką mes žinom, kodėl čia viskas įvyko. Kartais tam reikia laiko, kad praeitų, tada tu pamatai, kodėl čia viskas buvo. Kaip ir man sakiau, tas žmogus, ta krikščionybė, kur mane atbaidė, tai kaip tik man dabar toks dėkingumas jam, nes jeigu ne jis, tai aš nebūčiau atradus reiki ir nebūčiau, žinai, atradus dar gilesnio to ir bažnyčios pačios. Tai tuo metu tai man atrodė tragedija, čia blogai, bet tiesiog reikia, kad praeitų laikas. O pats dvasingumas. Minėjai tiesiog, kad net kai ir 6 metų buvai, ir kai savo seneliui darydavai masažus, ir močiutė sakė, tik pasimelsk, krikščionybė truputėlį irgi minėjai. Tai kur tavo gyvenime, koks tas požiūris ar tiesiog ėjimas su dvasingumu? Toks kelias, tai yra toks, kur, man atrodo, jis nesibaigiantis. Tiesiog kelias ir pavyzdžiui, su reiki buvo kelias toks, kad kokius 5 metų daugiau aš iš viso nieko nedariau, nes čia viskas aš pati padarysiu, čia susiplanavau, tai kas gali nepaeiti, toks, kur irgi labai tą materializmą ir vėl grįžimas, kad aš taip blogai jaučiuosi tame, būna siela verkia. Tai tas dvasingumas tiesiog tas kelias ir normalu, kad kartais ir atsitrauki, ir sugrįžti, ir supyksti, ir vėl grįžti toks visą laiką. Gal kartais jau atrodo, aš čia viską gerai žinau ir kitą dieną vėl nežinai. Tai tas, kad neprisiriši prie savęs, kad tu viską žinai, tai man yra šitas dvasingumas, kad tu, tau atsiunčia situacijas ir tu kartais nežinai, ką jos reiškia, o po kažkiek laiko su tuo tikėjimu ir jis paaiškėja, kodėl tos situacijos ir kodėl tie žmonės, kodėl tos problemos. Toks, žinai, duoda tokios drąsos, duoda eiti ir išlaukti. Ir kokios tavo praktikos galbūt, kurias dar, nežinau, artimiausiu metu, kokie yra tavo planai tokie? Tai aš tai visą laiką dirbu pagal diagnostiką. Šiaip labai retai darau praktikas, šiaip dėl darimo. Gal yra tos pozicijos, kur darau tarpais. Ne visas, bet taip po truputį darau ir ten kartais sekmadieniais prisijungiu. Tai tokios jau ten kaip ir be jokio tikslo, bet šiaip darau pagal diagnostiką dažniausiai, nes dažniausiai tai sunku daryti. Tai mano tokie yra planai ir tas gijų karpimas ir vis atidėlioju tą gijų karpimą ir tas karminis medis irgi vis darau po truputį. Tai tokių yra. Širdies atverimas irgi visai norėčiau į tą jau, kaip čia pavadinti, iniciaciją, tikriausiai širdies atverimo. Tai... Dalyvavai prieš metus, tai tikrai pamenu. Taip. O gijų karpime tada spėjau šitą mūsų 5:30 maratonę nesi. Negaliu taip atsikelti. Būtum pradirbus. Dabar tik 3 dieną ar 9 dabar jau pamiršau. Man labai sunku ryte keltis, nes vaikai maži ir, būna kaip specialiai, neužmiega ilgai, naktį kelinėjasi, ar jie mano kažkokį jaučia, kad aš jau čia noriu keltis anksti. Visada tai būna, tai aš dabar galvoju, gal kaip augs, tada galima keltis. Taip. Ar yra dar kažkas, ką nori pasakyti? Kad visko paklausi, atrodo, viską, ką reikėjo, atrodo, tą ir pasakiau. O ar turim klausimų kažkokiu? Galbūt. Papildymų, pataisimų. Aš žinau, kad man galvoju, Agnė, o kokia dabar kryptim tu judi? Taip, lyvetanite, coachime, kas vyksta? Taip, nes ten verslas, tas vis
sukiojas ratais, kaip tu sakai. Tai aš taip, gal taip grinai kaip coachingo darau kartais, bet tai nėra ta kryptis, vis tiek darau. Iš tikrųjų, tai geras klausimas, aš pati tiksliai nežinau. Tikrai, dabar man gyvenime etapas, kada tiksliai pati nežinau, aš darau konsultacijas, esu lektorė komunikacijos pardavimų čia vienoje organizacijoje, tai bet man ten patinka, tai aš žinau, kad man patinka mokymai, konsultacijos, coachingas, o kas iš to vėliau, aš dabar tikrai tokia esu šiek tiek ir pakibus šitų klausimų, tai vat bus įdomu žiūrėti po metų, gal išsigrynins, žinai, ta kryptis. Tai dabar taip tikrai pasroviui plaukiu, kur man keista net pačiai. Darau, kas man patinka. Tikrai net ir tos komunikacijų, ten mokymai, tie pardavimų, ten iš viso būna ten apie drąsą, apie coachingą, ten kiek apie pardavimus, kiek iš tikrųjų apie tą visą psichologinį. Tai visur, žinai, save išreiškiu taip, kaip galiu. Aš vat irgi labai atrodo vis ieškau to, kad tai kas aš, kaip čia pavadinti, tai ką aš čia darau, tai aš tada, tai iš viso aš čia nieko darau, niekur tai nemoku ir nieko aš čia nedarau. Tada galvoju, čia gal kaip to, žinai, kaip savirealizacija ir tai prasmės ieškojimas, tai gal visą gyvenimą mes taip ir ieškosim, tiesiog, relax, tipo, okei, čia kad taip yra, nes gal tau, kad ir tu čia šiandien įvadinsi, bet aš esu čia, mano kabinetas, esu čia, nežinau, gyvenimo kaučerė. Ateikite pas mane, ten padedu sutvarkyti santykius, ne? Bet rytoj gal ant to kabineto jau norėsis kažką kitką daryti ir gal, žinai, ir būtų nuobodu, net ir būtų, nes mes juk esmė mūsų yra evoliucionuoti, augti. Tai man atsimenu, vienas žmogus pasakė, kad yra žmonių, kurie yra tie siaura upė, kur, žinai, pasiėmė daro. Ir labai fainai jiems, žinai, tu negali sakyti, oi, čia blogai kokie, žinai, siauri žmonės. O yra žmonės, kurie plačios upė, žinai, ir jie viską gali padaryti, jiems daug kas telpa, jie daug ką moka, jie, žinai, universalūs, ten gali ir coachingą, gali ir mokymus, gali ir podcastą vest. Žinai, kur tu paėmė, tu greit perpranti. Ir aš galvodavau, kad čia yra blogai, kad čia man reikia pasirinkti, greičiau žinoti, žinai, toks spaudimas ir tada kažką bandydavau daryti ir man nepavykdavo, nes man daug kas įdomu, man, pavyzdžiui, įdomu iliustravimas, grafinės novelės, aš ten papaišau kartais, man įdomu ten įvairūs dalykai ir aš dabar tiesiog tyrinėju. Mhm. Aišku, yra, ir nežinau kodėl, bet yra sunku, nes tas tiesiog toksai tyrinėti, va čia būti biškitas, nes tada atrodo, tai gerai, tai iš kur man čia tų pinigų užsidirbti, vėl grįžtų prie tų pinigų, ne, tai kokią čia man tą vertę sukurti, tai kam aš čia galiu padėti, tai tas toks modelis, bet turbūt viskas yra kelionė ir turbūt svarbiausia reikia tiesiog priimti tai ir atsiduoti, pasileisti. Taip, ateina tas atsakymas ir šiaip man dabar ateina gal žmonės labiau, kur ten iš praeitų visokiausių projektų vairūs tokie pasiūlymai įdomus, kur šiaip žmonės man dabar jau kviečia mane, žinai, man dabar toksai ateina jausmas, kad tu darai dalykus, kurie tau patinka, bet svarbiausia žmonės, žinai, ir tuos žmonės pastebėti, su jais palaikyti ryšį ir tada tavęs tikrai nepamiršta ir mato tave, kurioje vietoje gali su tavim kažką veikti. Kaip ir Monika, žinai, pasiūlė tą Reiki konferenciją, kur man iš karto noriu, gerai, suprantu, aš jau ten, žinai, viziją turiu ir tada toks vyksta veiksmas. Tai čia trumpas. Reklaminis interpas. Kurio gal nereikia skleisti. Kitais metais planuokitės Reiki konferenciją, pasakom garsiai. Rugpjūčio 15 dieną mūsų mokytojo Mikauso gimtadienis. Netyčia nenorėjau pasakyti. Reikėjo tikriausiai. Viskas gerai. Pagalvojau ir pamiršau, ką norėjau pasakyti iš tikrųjų. Tai šiandien, žinai, gal tas visas toks pasitikėti ir tikėti, žinai, kur jeigu su coachingu, tai ugdo tą pasitikėjimą, aš tokį, žinai, išvedžiau, o su Reiki, tokį tikėjimą, kur tu tik tai su pasitikėjimu, ten, žinai, eisi, varysi kaip tankas, bet kas iš to, kitą kartą, žinai, pamiršti tą prasme. Tai su Reiki man ta prasmė, tokia, žinai, apie ką, kodėl, žinai, toksai iš širdies ėjimas, o ne tik tai, žinai, su tuo ėjimu iš proto. Ir kai tu paminėjai, kad apie žmonės, ir man atėjo pačiai toksai truputėlį atsakymas į tai, ką aš šiandien irgi klausiu. Tai gerai,
Tai jeigu man vakar Monika pasakė, kad Dovilė, atsipalaiduok, tai pagalvoju, gerai, galiu dabar biškai atsipalaiduoti, negalvoti, va čia taip jau, taip žinai, va čia ką čia būtinai turiu dabar sugalvoti. Ir tu man pasakai, tai tada pradėjau galvoti, ką man daryti. Tai ką čia, kokią čia dar knygą skaityti, ar kokią čia dabar temą domėtis, čia, žinai, tokia visiškai, netipinė, ne tai, ką aš jau mėgstu, kokį čia YouTube video žiūrėti ar kažkaip. Ir tada pagalvoju, va tu pasakai, žmonės, tai gal reikia daugiau, žinai, o dabar kaip tik išnaudoti. Einam kavos, einam, kaip tau sekasi, pakalbėkim, eikim pasivaikščioti. Žinai, ką tu darytum, jeigu ne pinigai, ar ne? Tai vat ir užsiimtum kažkokiais dalykais, kurie kažką daliniesi. Pavyzdžiui, man tai iš karto vizualiniai menai, man aš į meną, į piešimą, tikrai, į šitą kažkaip atrodo irgi, bet ir kartu ir su žmonėmis irgi. Tai kažkaip gal apjungčiau, nežinau, dabar sukursiu gal kada nors. Čia iš tikrųjų irgi kitas pratimas, čia prie tų pinigų pratimų, bet tiesiog aš irgi atsimenu dar su draugė, kažkada buvau kalbėjau ir vis galvoju, bet tai gerai, tai įsivaizduok dabar neturi jokio kažkokio, čia taip labai banaliai paskavėsim, bet taip įsivaizduoti, tiesiog, kad visi suprastų, esi labai turtingo vyro žmona ir ką veiki visą dieną. Ir toks pratimas. Ir tada mes sėdim. Nežinau, ką veikiu visą dieną. Žinai, tada veiki kažką iš savo širdies, ką tu nori. Bet tai dekoruoji namus. Taip. Bet čia tiesiog, labai geras prisiminės apie tai tą patį, kai, mes apie tai, kaip išmokti rašyti norus, ar tai kaip išmokti klausti, nes mes nežinom. Man kartais atrodo, kad kažko norėčiau, bet čia šneki ne tu, šneka sociumas ar kažkas aplinka. Žinai, ar kartais tas ragauti daug dalykų, kur irgi, man čia tiek ir tiek metų, tai aš čia, žinai, aš turiu būti atradus. Toks, žinai, kaip užsiblokuoja, bet aš tikrai gyvenau Ispanijoje ir mačiau, kaip žmonės tikrai nepaisant amžiaus, ten ar 50 ar 60 metų, jie ten savanoriauja, laipioja po kalnus, ten kokią organizaciją sukuria, kur atrodo tokiam amžiui, žinai, mūsų visuomenė jau darželį, žinai, kapstytis ir ten nieko nedaryti, net ir amžius tas neriboja. Ir aš atsimenu, man gal buvo 25 metai ir aš tokia jaučiausi senė tenai, nes žmonės, už mane daug vyresni, jie gyvena tokį įdomų gyvenimą, o aš tai baigiau čia studijas, dabar čia tą darysiu, tai išdrįsti, nepaisyti tų normų ir ragauti, daryti, kurti, vienyti kitus žmonės, tikrai atsiranda tada tokių, kurie irgi panašias idėjas turi. Nežinau kodėl, bet dabar pagalvojau, tas toksai gyventi įdomų gyvenimą ar kažkaip, tai gal kartais nepabijoti pabūti kvailiu, pasirodyti kvailu tiesiog. Tai dabar nežinau. Taip, ar tiesiog kažką kvailai, kur, gal visiškai tu esi toks racionalus ar atrodai visą laiką čia toksai, žinai, žinau viską, o pasirodyti tokį džiaugį kažkokį. Bet nežinau, ieškau. Taip, ar tiesiog kažką visiškai netipiško padaryti. Tai toks vaizdinys atėjo man. Tų tokių, žinai, yra 80 metų ir 70 metų, kuri pradėjo modelinti, modelis būti ir labai Japonija, man atrodo, ar kur čia. Ir taip smagu žiūrėti, žinai, kai atranda žmonės kažką. Tai visiems ir savo, ypač savo, mums linkiu to. Nustot kontroliuoti ir gyventi rėmelį. Taip, ir iš to rėmelio išeiti. Ir tikrai prisiminsiu tą tavo apie šviesą, kažkaip dabar žiūriu tą į šviesą, kurią mes čia turim ir kaip kartais reikia mokėti klausti. Ir viską duoda mums turbūt. Tai ačiū, Agne, tau labai už šitą pokalbį. Ačiū labai, tikrai įdomu buvo padiskutuoti, pagalvoti, pasvajot. Manau, pratęsim daug ir bus turbūt gal ir 3 epizodas, žiūrėsim, kur jau tada. Ir visų lauksim kitame pokalbyje.